Sveiki, mėlyjeji, šiandien mes susirinkome pagerbti mūsų protėvius. Dabar yra toks laikas, būtent lapkričio 1, 2, kai riba tarp pasaulio jinai tampa maksimaliai tokia plona. Ir tai yra būtent tas laikas, kai atsidaro, tarytum, tokie vartai arba portalas būtent į kitą pasaulį. Kai subtilusis pasaulis tampa labiau prieinamas materialiam ir atvirkščiai. Ir būtent tos dienos nuo senovės yra pagerbti, prisiminti mūsų protėvius, mūsų išėjusius artimuosius ir sustiprinti būtent ryšį ir būtent jį palaikyti tą ryšį, tą jungiamąją grandį tarp mūsų ir mūsų protėvių, nes mūsų protėviai tiesiogiai sieja mūsų Dievu, su absoliutu. Ir tai yra ta grandinė arba ta gija, nematoma, energetinė, kuri eina tiesiogiai nuo kūrėjo. Kažkada buvo pirmi žmonės, nuo jų kilo kiti žmonės, ne, ir taip vyko evoliucija, kad vis tiek kažkada buvo pirmi žmonės, mes visi esame nuo pirmų žmonių ir tie pirmi žmonės, ne, jie irgi buvo, sakykime, sukurti Dievo vienokia ar kitokia prasme ar būdu, bet vis tiek mes esame visi susiję, absoliučiai mes esame visi susiję ir mūsų protėviai gyvena tol, kol mes atsimename juos, jie gyvena mūsų širdise ir tol, kol mes kreipiame dėmesį į ryšį su jais, mes esame prisijungę prie to bendro kanalo giminės, kuris duoda mums resursą. Tai yra savotiška bambagyslė, kuri mus sujungia su ištekliumi, ne, su būtent šaltiniu. Ir jeigu mes nepripažįstame, jeigu mes savo giminės narius, ypatingai tėvus, senelius, kažkaip išstumėme, atsisakome jų, sakome, va, jisai, pavyzdžiui, ar geria, arba jisai žudikas, arba ten kokios priežastys bebūtų, tas žmogus yra jūsų giminės sistemoje, mes su juo susiję kraujo ryšiais, mes negalime jo atsisakyti, mes negalime išstumti būtent iš giminės, nes kai mes išstumėm, mes būtent nukertame būtent tą giją, kuri eina per visą giminę. Todėl labai labai svarbu tą ryšį palaikyti, nes per jį teka ir tokia gyvybinė energija, resursai, kur nukirtus, sakykime, vieną sparną, mes negalime normaliai skraidyti, nes būtent mūsų visa giminė arba giminės paukštė, aš po to įdėsiu į kanalą, būtent giminės paukštė ir tos 7 kartos, tai yra tarytum tokie angelo sparnai. Ir jeigu mes nepripažįstame mamos arba tėvo, mes nukertame vieną sparną, o kartais net ir 2. Ir po to pačiam kapstytis, eiti per gyvenimą be to būtent palaikymo, nes mes savanoriškai, sakykime, to atsisakome. Būna labai sunku ir kartais būtent irgi ta sunkumų, priežastis netgi ligų yra tokia, kad mes nukirtame patys tą ryšį, nepripažįstant giminės narių dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Bet mes galime nebendrauti fiziškai, mes galime turėti skirtingus santykius, bet svarbiausia tai, kas jaučiate širdyje. Ir būtent širdyje dėkojimas jiems už tai, kad dėka jų esate jūs, nes jeigu nebūtų jų, nebūtų ir jūsų. Ir jeigu mes ateiname būtent į tokią giminės sistemą, kur yra tokie ar anokie žmonės, reiškia, mes turime ten būti, mes pagal sielos planą atėjame būtent į tą sistemą, nes galbūt mūsų irgi sielos uždaviniai yra panašus, galbūt mes praeitam gyvenime buvom irgi darėm tam tikrus veiksmus ir dabar mes kritikuojam kažkaip, sprendžiame apie šitą žmogų, kad va, jisai toks arba anoks, bet galbūt kaip tik tai yra būtent tai, kad priimti tą žmogų, biškį pabandyti suvokti, kas atsitiko ir per save perdirbti būtent tą sunkią karmą. Aš turiu daug paskaitų apie giminės karmą ir apie karmą apskritai. Tai jeigu kas nori jungtis, jūs galite
iš tikrųjų dabar jau praeiti kursą iš įrašo, bet būtent apie giminės karmą ir giminės karmos pradirbimas, ne, tai ten mes einame labai giliai į visus tos aspektus, kodėl kas yra. Ir būtent tie visi gilūs procesai. Dabar pas mane paukščiai skraido prie lango, tiesiog beldžiasi, dainuoja, labai įdomiai. Iš tikrųjų, labai dažnai, kai mes kalbame apie giminę ir giminė duoda apie save žinoti skirtingais ženklais, būtent plunksnom, jeigu mes randam plunksnas, tai gali būti irgi žinutė arba nuo angelų, arba nuo mūsų išėjusių giminės atstovų. Tai irgi gali būti per gyvūnus, jie gali su mumis bendrauti, per tai, kas yra lengva. Būna, kad jeigu drugelis nutupia, tai irgi dažniausiai yra būtent tai, kad na, mums yra kažkokia žinutė arba duoda mums suvokti, suprasti, kad jie mus girdi. Kad irgi žvakės liepsna gali judėti kažkaip, tai jūs galite irgi stebėti žvakę, ir degite žvakę meditacijai. Jūs galite irgi stebėti tokius ženklus, kur, na, giminė, išėjusieji, artimieji duoda apie save žinoti. Ir kai mes gerbėm juos, jie tampa mūsų angelais sargais. Kai mes dirbame su giminė, kai mes juos prisiminame, darome kažką dėl jų. Tai ne tik tai, kad aplankyti kapus, uždegti žvakę, ne, bet tiesiog daryti kažkokius tokius ritualus, šeimos, tradicijas, puoselėti, galbūt susirinkti prie stalo, iškepti pyragą ir tiesiog kalbėti savo vaikams, pasakoti, va, pas tave buvo tokia baba, toks senelis, arba vienokie ir kitokie giminės atstovai, kad irgi vaikai suvoktų tą ryšį, suvoktų, kaip svarbu yra giminės tradicijos, kaip svarbu yra pagerbti, prisiminti išėjusius artimuosius, nes tai yra tas ryšys ir ta apsauga, kuri yra stipriausia pasaulyje. Nėra stipresnės apsaugos negu būtent giminės apsauga, kai mes esame tokioje komandoje, ne? Kaip iš tos posakės, ne, vienas laukia nekerės, tai būtent kai mes gyvename, kai mes einame savo gyvenimo keliu, arba mes einame vieni, atsisakę tų giminės atstovų, tėvų ir panašiai, nes jie vienokie ar kitokie, arba galbūt jie jūs kažkaip įskaudina. Mes tada tampame būtent tais pavieniais kariais ir stumėme savo gyvenimo vežimą patys, o jeigu mes tokiame sąveikavime su mūsų giminė, jie tiesiog padeda stumti mūsų gyvenimo vežimą tam, kad mums būtų lengviau ir tikrai saugo nuo skirtingų dalykų. Čia vyksta, sako. Tai turbūt tiek, teorijos daug yra prieinama apie giminę, čia tik tai aš norėjau pabrėžti svarbą būtent šitų praktikų ritualų, galite irgi šiandien visi, aš tai darysiu, aš eisiu prie gamtos, aš iškepsiu galbūt kažkokį obuolių pyragą ir tiesiog duosiu jį kaip tokia dovana savo protėviams, paliksiu per naktį ir po to nunešiu gyvūnėliams. Nunešiu gyvūnėliams, kažkur padėsiu prie medžio, kad tai po to transformuotųsi į gražias gėles. Gražias gėles ir kai ateis laikas išdygs žolė arba kažkokios gražios gėlės. Tai jums irgi labai rekomenduoju šiandien padaryti kažkokį tokį ritualą savo pagal pajutimą širdies, sielos lygmenyje, pakalbėti su savo giminaičiais, jūs galite paprašyti jų pagalbos, vedimo, atsakymų į tam tikrą klausimą. Ir jie tikrai atsilieps, tikrai jie šalia mūsų yra, ypatingai, kai mes juos kreipiamės, jie yra šalia mūsų, viską girdi ir tikrai duosim atsakymą ir padės, kai mes nuoširdžiai esame dėkingi už gyvenimą ir už tai, kas mes esame. Jo, aš esu irgi mediumė, iš tikrųjų, mediumė ir galiu perduoti žinutės nuo jūsų artimųjų.
naujų sielų, netgi jeigu jie yra, pavyzdžiui, dabar dar gyvi, bet, pavyzdžiui, komoje arba ne visai, nepraradę protą, arba išėjusių artimųjų, tai jeigu jūs turite kažkokias tokias, nežinau, istorijas, nebaigtas, norite žinutės, aš esu netgi palikimus prarastus arba paslėptus dokumentus radusi, na, tiesiog žmonės anksčiau gene, tie palikimai kažkur užrašydavo ir paslėpdavo namie, kažkur netgi užkasdavo, arba kažkokius lobius, žinoma, lobius savo skrinutes su auksu, kažkur tai paslėpdavo tam, kad neteitų, nepavoktų, nes namie buvo tokia matoma vieta, buvo nesaugu laikyti. Tai, na, esu tikrai radus kelias tokius atvejus, ne, per susitikimą su to žmogaus siela, kuris tai užkasė. Jie ir nori, ne, jie ir nori, kad jūs tai atrastumėte. Jie ir nori, kad jūs tai atrastumėte, nes tai yra palikimas, kuris ir buvo jums, bet taip kartais išeina, jie palieka šitą fizinį planą, nespėja, tiesiog nespėja. Tai, va, tai jeigu turite nebaigtų reikalų arba norite, kad perduočiau kažkokią žinutę, tai čia yra asmeninės sesijos. Jeigu rezonuoja, tai ateikite. Gerai, atsigerkite vandens ir einam į praktiką. Jaučiu jų buvimą šalia, norą susisiekti. Jie irgi nori susisiekti, nes dabar jie gali dabar laisviau perduoti žinutę ir su mumis susisiekti. Todėl dabar stebėkite sapnus, tai, kas vyksta su jumis, tai, kas vyksta jūsų aplinkoje, nes labai dažnai tai ir būtent žinutės nuo mūsų išėjusių artimųjų per kažkokį tai, ar tai įvykį, ar tai reiškinį, ar tai kažkoks tai galbūt net užrašas, kažkur jūs kažką pamatote, tokią reklamą ir jums kažkaip tai surezonuoja. Visą laiką, jeigu kažkaip tai surezonuoja, reiškia, tame yra žinutė arba nuo jūsų angelų, nuo jūsų pačių sielos, arba aukštesnė aš, arba kaip tik nuo išėjusių artimųjų. Ir dabar būtent yra tas laikas, kai jie aktyviai nori su mumis bendrauti. Gerai, įkvėpkite, iškvėpkite. Pakvėpuokite pajausdami kontaktą su savimi ir pajausdami ryšį, tą nematomą energetinį ryšį, kuris egzistuoja tarp mūsų ir mūsų išėjusių artimųjų. Būtent ta mūsų giminės linija, tas ryšys, kuriuo mes visi esame susiję. Dažnai mes atstumame, kritikuojame mūsų artimuosius, kadangi jie yra vienokie ar kitokie mūsų manymų, bet jie yra tokie, kokie turi būti, būtent pas mus. Mes pasirinkome ateiti į šią sistemą. Pajauskite už savęs iš dešinės pusės jums stovint tėtį, iš kairės mamą, po to iš dešinės pusės savo senelius iš tėvo pusės, o iš kairės savo senelius iš mamos pusės. Ir taip tas dvi giminės linijos susirikiuoja, išsirikiuoja jums už nugaros. Arba jūs galite atsisukti ir tiesiog jūs visus pamatyti, kiek daug žmonių, kiek daug veidų. Tai yra jūsų giminė. Žmonės, kurių dėka esate jūs. Žmonės, kurie pranešė gyvenimą per amžius, per negandas, per karus, per badą. Jie buvo tokie stiprus, tokie resursiniai, kad jie išgyveno. Jie išsaugojo gyvybę tam, kad dabar galėtumėte gimti būtent juos. Jeigu ne jie, mūsų nebūtų, arba mes galbūt būtumėm kitokie. Pažiūrėkite į juos dabar su dėkingumu. Galbūt tiesiog jie nesusitvarkė su savo gyvenimu, galbūt nemokėjo,
galbūt nežinojo, kaip susitvarkyti su savo emocijomis, jausmais ir galbūt kai kurie pasitraukė iš gyvenimo, nes neištvėrė. Galbūt kai kurie išėjo į priklausomybės, darė neekologiškus veiksmus, galbūt mušė, bardavos. Dėl to, kad jiem patiem buvo sunku, dėl to, kad jie patys nežinojo, kaip išgyventi, ką padaryti, kad būtų geriau. Bet visi giliai, giliai širdyje norėjo tik tai, norėjo būti laimingi. Bet taip susiklostė istoriškai, kad jiem teko sunkiai išgyventi. Ta trauma gili karo, bado, tremčių įsišaknijo giliai jų širdise. Mes nežinome, kokį likimą jiem teko pragyventi. Ir kartais kaltiname juos už tai. Bet galbūt pažiūrėti dabar į tai kitų kampų. Pažiūrėti juos kaip į didvyrius, jūsų giminės, kurie išsaugojo gyvybę, kurie davė ir jums gyvybę. Jie sugebėjo ištverti visus gyvenimo išbandymus. Užuot kaltinimus, tiesiog priimkime juos tokie, kokie yra. Nes greičiausiai jiems ir patiems buvo sunku. Ir jeigu jie darė kažką neekologiško, tiesiog iš nežinojimo, kaip elgtis kitaip. Netgi jeigu tai buvo jūsų tėvai ir jie jūs kažkaip skriaudė, mušė, bardavos, galbūt nemylėjo, nedavė pakankamai dėmesio. Kiekvienas duoda tiek, kiek pats turi resursų. Kiekvienas duoda tiek, kiek pats jaučia. Jeigu žmogus neturėjo meilės, nežinojo, kas tai yra, jis ir negali duoti daug. Bet mes galime dabar duoti jiems pajausti šitą jausmą priėmimo, palaiminimo, dėkingumo už tai, kad jie yra. Ir taip mes galime padėti visai giminiai atblokuoti tos resursus. Visai giminiai atkurti tą ryšį su visais ir atkurti būtent tą potencialą, kad per jūsų giminės liniją tekėtų nekančių ir nesėkmių energija kaip istorija. Bet dabar jūs galite pradėti naują istoriją, transformuoti tą skausmą užkoduotą jūsų giminės DNR. Jūs galite, siųsdami dabar meilės impulsą, transformuoti atgal, siunčiant būtent meilę, jūs galite transformuoti jūsų giminės liniją, įdedami ten meilės resursų, kad ir jiem būtų lengviau, kad ir jie galėtų irgi pajausti meilę ir priėmimą. Tai yra didžiausia dovana, kurią jūs galite padaryti būtent dėl jų ir dėl savęs. Nusiųskite jiem meilę. Įsivaizduokite, kad ta linija eina netgi iki pačio šaltinio, iki Dievo. Mes turėjome tiek protėvių, tūkstančius, tiesiog tūkstančių žmonių, kurie prisidėjo prie to, kad mes dabar būtume gyvi. Ir mes dabar galime tiem tūkstančiams, šimtams tūkstančių nusiųsti meilės energiją, meilės impulsą, dėkingumą už tai, kad mes esame. Ir pajauskite tą meilės impulsą iš daug šitų tūkstančių širdžių, kaip tas meilės impulsas skrieja jums atgal. Duokite dabar visiems savo vietą. Duokite dabar vietą jūsų širdyje visiems savo giminės atstovams. Pasakykite, jūs turite savo vietą mūsų giminės sistemoje. Aš jūs pripažįstu visus iki vieno.
ir aš duodu jums jūsų teisėtą vietą. Pajauskite, kaip galbūt grįžta tam tikri žmonės sielų lygmenyje, grįžta į jūsų giminės sistemą, atsistoja į savo vietą. Ir jūsų giminė dabar transformuojasi, gauna būtent tą etaloninę būseną. Jie gauna tą etaloninę būseną ir jūs jaučiant jų palaikymą, jų meilę, galite išskleisti savo sparnus ir tiesiog skristi per gyvenimą. Pajauskite jų palaikymą jūsų gyvenimo kelyje. Jiem nereikia didžiulių paminklų, kažkokių kitokių resursų. Vienintelis dalykas, ko jam reikia, mūsų pripažinimas, meilė ir dėkingumas už tai, kad jie yra. Ir matyti jų istorijas. Ir išsaugoti atminimą apie juos, jumise ar jūsų vaikų ir sekančių kartų prisiminimuose, širdžių ir sielos lygmenyje. Pajauskite jų energiją ir pasiimkite tai į savo dieną, į savo gyvenimą. Paprašykite jų palaikymo tam tikrose savo gyvenimo situacijose, istorijose. Paprašykite palaikymo ir palaiminimo laimingam jūsų gyvenimui. Pabūkite dar tame minutę, galbūt 2, pabūkime tame susijungime, tame ryšyje energetinėme, kuriame mes esame susiję. Pakelkite ir skrieskite, galite pakelti virš jūsų gyvenimo. Įgavus resursą kaip paukštis, pakilti kaip paukštis ir pajausti laisvę. Laisvę ir palaikymą. Palaikymą iš dangaus, nes ten danguje į mus žiūri daugybė mylinčių širdžių. Jie palaiko ir yra su mumis, būtent sielos lygmenyje. Pakilkite ir kaip paukštis, įkvėpkite orumo ir skrieskite. Skrieskite su palaiminimu. Mėgaujantis pačiu procesu, mėgaujantis gyvenimu.
Žinant, kad mes turim didžiulę palaikymo komandą. Mes turime tą palaikymo komandą, tol, kol mes juos prisiminame, gerbėme ir mylim. Ir nesvarbu, kas vyksta gyvenime, jeigu mes sielų lygmenyje padarome tokį procesą, sielų lygmenyje irgi jaučiame būtent tą energetinį palaikymą. Kvėpkite, iškvėpkite, grįžkite čia ir dabar. Rašykite biškiai, kaip sekėsi meditacija, kelius žodžius. Ir tie, kas nori būtent arba ateiti į giminės transformacijos kursą, jūs galite tai padaryti jau iš įrašo, arba tie, kurie nori asmeninių konsteliacijų arba giminės išrišimo, resursų atkūrimo, arba giliau pasižiūrėti į tos procesus, nes būtent konsteliacijos tai yra tokios sesijos, kai mes žiūrime leidimą, nes labai dažnai mes iš lojalumo irgi jiems energetinėme lygmenyje neleidžiame patys savo būti laimingiams, turėti pinigų, būtent iš lojalumo sistemai, nes sistema kentėjo, o kaipgi aš čia dabar būsiu laiminga arba aš turėsiu daugiau pinigų. Dėl būtent konsteliacijos tai yra toks metodas, kuris padeda būtent tą energetinį kamštį, kur įvyko tas užstrigimas, kuris neleidžia jums judėti į priekį. Mes tada kreipiamės būtent į tuos atstovus. Laukas, konsteliacinis laukas parodo, kokiems atstovams mes būtent esame lojalūs arba kokioms istorijoms mes esame lojalūs. Mes galime tų istorijų net nežinoti, bet tos istorijos yra mumise, jos yra epigenomai, jos yra kraujyje ir mes būtent iš lojalumo, net to nesuvokiant kartais, neleidžiame savo gyventi, būti laimingiams, kartais lygos irgi yra dėl tam tikro lojalumo. Todėl konsteliacijas tai yra toks būdas kvantinis, mes kvantinėme lauke keičiame nustatymus ir taip pasikeičia mūsų gyvenimus. Todėl tai yra labai labai galingas įrankis ir kviečiu prisijungti į konsteliacijų grupę. Ir tie, kurie yra tokie, kurie bus tom figūrėlėm, nes reikia žmonių, nes konsteliacija geriausia, kad ateitų daug žmonių, tai yra kelių valandų darbas. Ir tie, kurie irgi dalyvauja procese kaip, kaip pakaitinės figūros, ne? Aš po to paaiškinsiu visą procesą, kokį nors pavyzdžių suprasite, kaip pakaitinės figūros, jiems irgi vyksta terapija. Daugelis ir pagrindė visi, ne, tie, kurie ateina irgi į lauką, nes jiems tai yra tokia kaip nemokama terapija, daugelis ima netgi mokestį už tuos, kurie ateina padėti įvykdyti būtent tą konsteliaciją. O pas mane bus nemokamai, bent jau pradžiai tai tikrai nemokamai tiem, kurie ateina padėti, pravesti procesą. Tai va, nes svetimų konsteliacijų išrišimų būna tik tai tie procesai, kuriuos mes praleidžiame, pragyvename per save. Nes jūs pasakys, galbūt pabūk mano mama, pabūk mano pinigais, pabūk mano siela, pabūk manimi ir jūs tos procesus vis tiek pro save praleidžiate ir tas gydymas energetinis gilus irgi vyksta ir jums. Dėl aš įdėsiu po to į grupės, būtent junkitės prie konsteliacijų grupės, nes ten būtent bus tai video, ten būtent bus tai visi procesai daromi. Kise šviesiau, mačiau daug veidų, kuriuo aš nežinau. Pabaigai man ištisa delno gėlė, kuris kleidžiasi įvairius spalvų. Prašymai palaikymą pradėjau matyti pulsuojančių širdį. Į giminę įsilėjo ir gyvų asmenų sielos. Kaip gyvi, negyvi, dabar mes dirbame su visais, nesvarbu, mes dirbame sielų lygmenyje. Jie su kuriais nepalaikymas. Kaip tas ašaras prisiminus tėvus, jaučiu buvimą šalia. Iškilo gražiausi prisiminimai.
Jaučiu, kaip mama laikė už rankų. Taip, mes esame palaiminti, kai mes esame ryšyje su savo protėviais. Tai yra paprasta, bet labai labai galinga praktika. Mm, Jie gyvena mūsų prisiminimuose. Pažiūrėkite filmą Koko. Jis neatsimenu kelintų metų, aš jį rasiu, galėsiu įdėti. Filme Koko, animacinis filmas, jūs galite irgi parodyti vaikams. Labai toks parodomasis, kokie procesai vyksta. Todėl pažiūrėkite filmą Koko, jūs irgi suprasti, suvoksite giliau tos procesus apie tas ribas tarp šio ir subtilio pasaulio. Na, ten yra labai labai gražus procesai, užkoduoti biški kai kur užkoduoti, todėl biški ir tarp eilučių pažiūrėkite, ne? Nes tai kaip ir filmukas vaikams, bet iš suaugusių pozicijos jūs galite giliau pasižiūrėti į tam tikras scenas. Ne? Buvo didinga. Tai atsakymas turiu neatstumti tėčiui, nors jis mane kaltina dėl nemokėjimo vyrų pasirinkti. Ir čia man reikia pradirbti su giminė. Visi turi giminės tokių šlakų, kamščių, energetinių. Aš irgi daug dirbu su savo giminė, nes tada išsipakuoja tie resursai, yra toks didesnis palaikymas, nes yra skirtingos istorijos. Kaip aš pasakoju, ne, mano giminėje buvo labai daug praradimo, tokių sunkių kančių dėl pinigų. Dėl pas mane pinigai ateidavo, o aš juos pati kažkaip arba prarasdavau, arba kažkas tai atsitikdavo, nes aš jaučiau lojalumą savo protėviams, pasąmoningai aš jaučiau lojalumą savo protėviams ir kaip čia aš būsiu laiminga, kaip čia aš gyvensiu gerai, kai mano protėviai mylimieji kentėjo. Ir tada mes patys save blokuojame. Bet būtent laukas parodo, kur vyko tas užsikimšimas, ne? Ir labai gražus procesai vyksta. Todėl, junkitės. Verkiau net kukčiau. Jaučiuosi neverta ir labai maža prieš juos. Ačiū. Mes, tas irgi nesijausti mažesniais, mes esame visi lygus, lygiaverčiai. Gal galima ateiti ir privesti konsteliacijas, nes save domina. Jeigu jūs norite pabūti klientu, galima klientu. Gerai. Tiesiog tekėjo ašaros. Tai yra labai jautri meditacija. Kartuokite, tiesiog savo vaikams irgi galite aiškinti, kad jūsų vaikai nebūtų atskirti nuo tų resursų, nes dabar jaunimas biškai kitokias vertybės turi. Jūs galite ir vaikams žaidybinę formą rodyti savo giminę, surinkite kažkokias nuotraukos savo giminės, pasidomėkite savo istoriją, padarykite giminės medį, galite nusipiešti giminės medį. Ir šiandien tiesiog ne tik tai, bet kada padaryti būtent tokias praktikas, susijungimą su jais, nes tai yra didžiulis resursas, tai yra didžiulis resursas. Žvakės liepsna tai rami, tai šokinėjo. Tai reiškia ženklas, kad jie buvo šalia ir girdėjo. O vakar per TV3 rodė Koko. Nu, vat. Pradėjo ašaros, begalinė meilė. Vakar miegojau geriau ir kojos mažiau skaudėjo. Net ir Anukytė šiandien miegojo gerai. Ar gali būti susijęs su manimi? Mano daroma praktika. Dabar klausiu praktiką gulėdama ir vėl prisnūdau. Žinoma, mes juk, kai mes dirbame su giminė, kai mes dirbame į praeitį, automatiškai eina ir į ateitį. Tai yra būtent tas šlakas ir, nežinau, tas kamštis energetinis, kurį paveldi mūsų vaikai. Geriausia, ką jūs galite padaryti dėl savo vaikų gerovės, tai išsiaiškinti su būtent giminės sistemos niuansais.
nes jie paveldės irgi, tiesiog paveldės, nes tai yra jų kraujo, jie irgi priklauso tai giminės sistemai. Ir tas, kuris dirba su giminės sistema, tam giminės sistema ir čia jį labiausiai jų rūpinas, kodėl nečiurpainė. Ta giminės sistema labiausiai rūpinas tuo žmogum, nes jisai yra resursinis, nes jisai palaiko visą giminės sistemą. Ir įsivaizduojat, vat, mm, nes jūs tampate reikalingas, jūs tampate būtent tas labai labai vertingas žmogus, kurį sistema saugo, nes jisai sąmoningas, nes jis suvokia, na, nes giminė gyva ir būtent tas resursas gyvas, tol kol mes prisimename juos, ne, ir tada ta gyvybės energija, tas resursas teka pro mus į ateitį. Todėl jeigu jūs dirbate su savimi, normalu, kad pasveiksta vaikai, pasveiksta anūkai, jų gyvenimas kažkaip tai susitvarko. Nes viskas, problemos nėra, sakykime, buvo problema, na, buvo problema, ta problema turėjo galbūt proseneliai, seneliai, tėvai, dabar jūs nešate tą patį. Jeigu jūs tą kažkaip transformuosite, tada tai tiesiog eis kaip išsipakos energija, bus resursas, jeigu ne, nu, tai paveldės jūsų vaikai arba anūkai. Tiesiog tas yra kraujyje. Ir kai mes perdame į priekį, mes perdame būtent irgi tą patį rinkinį visokių, tą patį rinkinį, ką mes esame sukaupę, bet pradirbus tam tikrus aspektus, perdame visai kitokį rinkinį. Todėl būtent konsteliacijos ir darbas su giminė labai yra svarbus. Pas mane giminės karmai buvo mažiausiai žmonių, nes tiesiog žmonės galbūt nesupranta, kaip svarbu, kaip tai yra svarbu mums patiems, kaip tai yra svarbu mūsų vaikam. Ne. Bet žmonės labai dažnai dirba, pinigų kursai yra labai populiarūs, visokios manifestacijos, kai mes norime kažko, bet ką mes galime dėl to padaryti, kad tie pinigai ateitų. Jeigu tų pinigų nėra, tai reiškia kažkur yra priežastis, dėl kurių jų nėra. Ir dirbti, žinot, yra žaizda kažkoks tai pūlinys, dirbti su pasiekme, bet ne su priežastimi. Tai tiesiog, žinot, kaip pleistrą užklijuoti, ir dar ant to pleistro pudros 15 sluoksnių, čia tai vis tiek klijuoja, tas vis tiek persiduos. Mes bandysim pleistrą klijuoti, nekreipti į tai dėmesio, persiduos vaikam. Taip yra. Taip yra. Pavyzdžiui, kodėl sergame? Jeigu mes sergame ne dėl to, kad mes jau gimėme su ta liga, taip kartais gimstame su kokia nors tokia jau liga, kur jau galima iš karto pasakyti, bet tiesiog vėliau aktyvuojasi programos, kurios mes paveldime ir tos programos jau aktyvuoja ligą. Tai va, kaip ir su jūsų anūkė, programa galbūt buvo užslopinta, programa buvo pradėta, kažkas buvo pastebėta ir viskas, volia, į priekį persideda visai kitokio tipo resursų, toks švaresnis ir skaidresnis. Tai vat. Ar turi kažkokią įtaką kapų lankymas? Ne, lankyti kapus, kaip prisiminimą apie juos, būtent tą vietą, kur palaidotas jų kūnas, tarsi, ok, bet nereikia iš to daryti, kad, vat, jeigu aš nueinu prie kapo, aš tada su juo kalbuosi, nes aš turiu iš savo pavyzdžių, ne, kad maždaug aš su juo galiu kalbėtis, kai tik tai aš einu prie kapų. Ne, mes galime kalbėtis dabar, mes galime kalbėtis meditacijoje. Tiesiog kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad ten yra sielos, ten nėra. Siela yra visur. Netgi jeigu siela yra, jeigu siela jau reinkarnavosi į kitą žmogų, ne, nes tarp protėvių, kai kurie, galbūt ta siela reinkarnavos, bet vis tiek yra toks antspaudas, tas ryšys. Ir mes galime kalbėti su savo protėviais, nes jie vis tiek yra informacija apie juos, yra mūsų giminės sistema. Todėl kapai yra gerai, mišios užardomosios irgi yra gerai, jeigu jie tuom tikėjo. Bet koks prisiminimas apie juos yra gerai. Kokia nuomonė apie vaikų vedimą į kapines? Geriau nevesti. Geriau nevesti ir ne dėl to, kad ten yra sielos. Iš kur ta gili tema, labai įdomi, bet aš trumpai pasakysiu. Kodėl geriau nevesti ir kodėl geriau neiti nėščiosioms kapinės arba kai yra laidotuvės. Nes ten prie kapinėse daug magų visokiausių daro ritualus, pakasa nuotraukas, taip kviesdamos visokias būtybės iš tų subtiliųjų negatyvių planų, tos šmėklas vadinamas,
kurie būtent minta mirties energiją ir jos ten aktyvuojasi. Kapinėse daugiau yra būtent tų visų šmėklų negu pačių mūsų išėjusių artimųjų sielų. Todėl ta kapinių energija, mirties energija. Todėl, kad būtent jeigu norim pakenkti žmogui, tam tikrus ritualus darome. Aš ne dėl to, kad pasakyti, ką galima daryti, bet kaip vyksta iš tikrųjų, ne? Ir būtent ant to tyrimo prisitraukia to negatyvus plano tokios būtybės, energetiniai parazitai, ir jie gali prisiklijuoti prie vaiko arba prie nėščiosios. Jeigu yra nėščia, netgi gali pavogti sielą, įsikūnyti būtent tą vaiko mažo sielą. Tiesiog prisiklijuoti kaip tas energetinis parazitas, nes pas vaikus labai labai tyra energija ir vaikai dar to nesupranta. Ir jeigu tėvai nesupranta, kas vyksta su vaikais, tai gali būti, kad įvyko kontaktas, prisiklijavo būtent, prilypa tas energetinis parazitas ir gali pakenkti jūsų vaikui, tiesiog siurbdamas energiją, nes reikia jiem tos gyvasties, kad jie galėtų gyventi. Todėl geriau nevesti ir nėščiosioms tikrai neiti, nes gali būti skirtingi procesai. Ir kartais po kapinių vaikai gali būti irzlus, ne, tai pavalykite su žvakė, padarykite kažkokį ritualą irgi, pavalykite su druska. Būtinai dušas, būtent darbas su stichijomis ir įsivaizduokite, kad jūs nuplaunate. Mamos teisėmis jūs galite nuplauti su vandeniu, su ugnimi, būtent tą negatyvę energiją, kurią vaikai galėjo pririnkti. Bet ne tik iš kapinių, iš visų vietų. Labai gerai irgi vaikams daryti tokius apvalymo ritualus su ugnimi, su druska, su vandeniu. Mamos teisėmis jūs turite teisę. Klausimas, iki kokio amžiaus vaikai jautresni tam. Visi vaikai jautrus, kol ta energija yra, bet iki 13-14 metų. Nes 13-14 metų jau vaikai tokie, jie tampa labiau suaugusiai. Ir jau pradeda aktyvuoti su asmeninė karma, bet vis tiek mamos iki 18 metų jūs galite mamos teisėmis daryti tos ritualus, bet iki 13-14 metų mažiau atsiklausant. Bet po 13-14 metų jau būtų gerai atsiklausti ir pasakyti vaikam, tai tokie dalykai, duok aš tave pavalysiu, po to būtų geriau lengviau. Aš ant savo mažo vaiko tai pastebėdavau labai, nes, kartais irgi eidavom į kapines, tiesiog jisai buvo irzlus, verkė, aš nesupratau, kas vyksta. Bet po to aš supratau, kad aš taip pavalydavau ir jisai nusiramindavo. Lankyti mirusį artimą per pagarbą vaikams galima, nelabai supratau klausimą. Lankyti mirusį artimą per pagarbą. Ten irgi yra būtent ta mirties energija, laidotuvių. Geriau nereikia, taip iki 4-5 metų geriau galbūt ir nereikia. Nes ne veltui ir egzistuoja tie patarimai, kad nevesti mažų vaikų į laidotuvės, nes ten irgi suskrenda tos būtybės, nes ta siela išeina, atsidaro toks mini portalas, siela išeina, durys biškiai atsidaro ir per tas duris gali atskleisti tai, ko mums nereikia. Todėl geriau ne. Ir plius vaikams tai yra labai didelė trauma matyti mirusį žmogų. Aišku, galima parodyti čia kiekvienom individualiai. Į savo mamos laidotuvės aš vaiką vedžiau, bet tik tai parodžiau biškį, bet šiaip nevedžiau vaiką. Nes nenorėjau jo traumuoti. Gerai, šiandien tada tiek. Gražaus savaitgalio. Aš manau, kad mes nedarysime dirbtuvių planetarinės, o padarysime kitą sekmadienį. Ir tada aš papasakosiu apie save, apie savo istoriją ir po to mes pakalbėsime apie Jėzų.
Iki. Iki.